Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, kaip yra žinoma, prie ES vidinių sienų kontrolės neatlieka. Sakyčiau taip, sisteminės kontrolės neatlieka. Dėl to ir vykstant šią akciją mūsų pareigūnai tiesiog padės kitom institucijom užtikrinti viešą tvarką, nukreipti transporto priemonės tuo atveju, jeigu situacija to reikalaus. Skiriame papildomas pajėgas pasienio sargybų, taip pat turim rezervą, jeigu kažkaip tai ta situacija labai dinamiškai keistusi. Ir sudarėm tokį bendrą kontaktinį punktą su visomis institucijomis, dirbome kartu su policija, taip pat turim nuolatinį kontaktą ir su Lenkijos atsakingomis institucijomis, ir su Lenkijos policija, su Lenkijos sienos apsaugos tarnyba. Tai galėčiau teigti, kad esam pasiruošę ir esant tokiai kritiniai situacijai galima būtų įsikišti ir suvaldyti situaciją. Bet kaip matom, kol kas sunkumų nematom. Prasme, kad judėjimas per sieną vyksta, matysime, kaip toliau bus organizuojama akcija ir kokiais veiksmais toliau bus bandoma užtikrinti, sakykime, tą visą judėjimą per valstybės sieną, bet kol kas situaciją kontroliuojam. Labai į tą pusę žiūrėti. Čia kolegos nemato visiškai. Jau būtų geriau žiūrėti, negu visai iš. Gerai. Kiek pajėgų yra? Ar reikėjo papildomų? Taip, mes skiriame papildomas pajėgas ir jų čia yra, ir ne tik tai šiame kontrolės punkte, taip pat yra pajėgos ir prie kitų kelių, pagrindinių kelių į Lenkijos Respubliką. Taip pat, kaip ir minėjau, turime rezervą greito reagavimo mūsų pareigūnų, tam, kad galima būtų suvaldyti situaciją, jeigu jinai taptų tokia nevaldoma. Pagal srautus, kada jinai galėtų tapti nevaldoma, kada valandom, dienom, savaitgalis dabar bus, kada tie srautai padidėja, čia ar iš vis padidėja, ar gali užsimiršti? Apskritai, jeigu vertinti transporto priemonių judėjimo intensyvumą, šitame kelyje jisai yra labai aktyvus, labai daug transporto priemonių vyksta. Jeigu įvyksta kai kurie, bet kokie trikdžiai, tai susidaro labai greitai didžiulė eilė. Kol kas mes tos eilės nematome, bet ir akcija tik tai dabar prasidėjo. Kaip rodo praktika, kai buvo įvedama kontrolė pandemijos metu, per valandą jau susiformuoja gan didelė eilė transporto priemonių. Pagal šiai minutei turimą informaciją nebus stabdomi, blokuojami visi automobiliai, visos transporto priemonės, tik tai tam tikrų kategorijų krovininiai automobiliai. Tikimės, kad labai didelių problemų nebus, bet esant reikalui, esam pasiruošę kontaktuoti su kolegomis Lenkijoje ir tuos klausimus spręsti.